Sveiki gerbimi žiūrovai, su jumis vėl naktį pečiai su Česlovu ir babytė Bronė. Malonu, kad tiek daug jūsų susirinko prie žydrųjų ekranų, o kaip jums, babytė? Jūs man sakėte? Taip, kaip jums? Aš dar ne akyse tamsiu užsisėdėjau juodam kambarį. A mes jau eterį? Taip, nereikėjo krėsti nesąmonių ir nebūtų buvę juodo kambario. Suvalgėte visą mano uogienę, kurią aš per žiemą buvau... Jūsų pavidlo visą suvalgėte? Taip, jūs mano visą uogienę suvalgėte, babytė Bronė. Šiandien pasimokysime daryti košerinį troškinį. Pamenu, pas mumis kaime buvo tokia užeiga motelis, į kurią užsukdavo visokie prašalaičiai, pabarškinti palaido elgesio moterų ir vaikinų. Neleiskime įsisiubuoti jūsų seksualiniam fantazijom, nešnekam apie košerinį maistą. Norim, kad maistas būtų košerinis, visi žinome, kad mėsa būtų košer, reikia teisingai papjauti gyvulį. Apipjaustyti gyvulį? Nu, matyt, imant daržovės, reikia irgi labai košer pradėti jas skusti. Apipjausti. Ar teisingai skutame, babytė Bronė? Ne, nežiūriu, ašgi nieko nematau protosekinius, asgi žinot. Nu tai kuo ten jūsų tą pasaką? Žinau, kad jums patiks. Čia ne pasaka, čia tikrai istorija. Tai va, tomatėlės savininkas buvo keisto būdo žmogus. Kažkodėl jisai poreliams duodavo kambarius su lovomis, kurios atskirtos viena nuo kitos. Ir kada vyriškis, koks nors, pavyzdžiui, pasenęs vyriškis, kaip Česlovas, kuris jau neturi tiek daug gazo, pavargdavo tenkinti moterį arba savo kitą vyriškį iš Kuproto kalno, tai tada nueidavo į savo lovą liuliukų. Tai kaip suprantu, jau čia pasaka baigėsi ar ne? Čia ne pasaka, čia yra tikra istorija. Nu tai va, tai paėmėm, turim nuskustą bulvę, atiduodame ją babytei Broniai, o lupenas... Bet tai kokia bulvė? Košerinės metame į mūsų puodą. Kokia bulvė? Po to jamame morkytę. Morkytę. Jūs vėl iš manęs pavogėt mano vienintelį palaimos įrankį? Taip, ir morkytės mes jamam tą dalį, kurią nupjaunam. Dar tiktų svogūnai, bet svogūnų naudotume ne pačius svogūnus, o lukštus. Nu ir Jūs vėl vagėte iš manęs mano, taip sakant, dildus? Prašom paturėti. Arba tęskite turės... Ką aš su juo dabar darysiu, tokį abrupkų? Tęskite, babytę, savo pasaką. Ir tada šeimininkas išlaukęs to momento puldavo pas tą nedatratytą, nedapatenkintą moterišką jos datratyti ir dapatenkinti. Tačiau kartais būdavo taip, kad jis įgriūdavo ne į tą lovą ir papuldavo pas tą nualintą, pasenusį vyriškį ir patenkindavo jį, nors jo jau nereikėdavo patenkinti ir tiesiog jį ištratindavo, bet jam tas irgi puikiai tikdavo. Aha. Tai mes savo troškinuką, kurį turime čionais, paėmame ir dedame ant minoros ir... Ant ko? Minorinės harmonijos. Ant minorinės harmonijos. Čia kur Murza išgalvojo? Taip. Ir pakaitiname, nes viską, ką mes palaikome ant minoro... O tai ateina Murza ir suvalgo. Taip, ir tampa iš karto košerinių dalykų. Ką mes čia šnekam? Norit babytę bairį? Aš, palaukit, norėčiau dar pridurti, kad tą lovą, kurią šeimininkas užsipuldavo, tokį pasenusį vyriškį nedatratytą, kaip jis visi vadindavo, prakruštąją lovą. Taip, koks atbairis jūsų norėjau paklausti. Babytė, tuoj eisim į juodą kambarį. Nereikia, tai jau. Kažką Murza dabar veikia. Kur tu dabar ten? Einam į juodą kambarį, patratysit mane. Šiza kažkokį.